Ką reiškia, jeigu kas nors iš jūsų turit hepatitą B? Kirsčiau lažybų, kad turėjot lytinių santykių su tuo, kas turėjo aktyvę hepatito B formą ir pasigavot nuo jo. Ką reiškia, jeigu turit hepatitą C? Vėlgi kirsčiau lažybų, kad greičiausiai susileidot kažkokių narkotikų. Tik tai tėvam, mokytojams ir kitiems sakot, kad ne. Vėlgi, mes kalbam apie tikimybę. Dažniausiai, tai yra šitos ligos dažniausiai plinta būtent tokiais būdais. Kaip matot, kiek tai gali būti? Kai sakom procentais, vėlgi vienai priimam informaciją, bet kai pervedam iš štukas į asmenis, matot, Lietuvoje gali būti apie 300 000 užsikrėtusių hepatito B ir apie 100 000 hepatito C žmonių. ŽIV infekcija. Mes daug apie ją šnekam, kadangi tai, jeigu negydysi, neišvengiamai baigsis mirtim šita liga. Va iš karto jūsų pirma reakcija ir buvo, kad ŽIV infekcijos daugiausia. Ne, kai kuriuose šalyse taip, bet pas mus, ačiū Dievui, dar ne tiek daug. Kaip matot, pasaulio skaičiai, bet vėl, kad tai atrodytų pasaulio skaičiai. Bet jei pagalvosim apie tai, kad per ateinančius 50 metų kiekvieną minutę 10 žmonių mirs nuo AIDS, tada jau tai atrodo kiek kitaip. Lietuvoje. Kaip matot, Lietuvoje diagnozuota virš 1700 žmonių, atrodytų gal ne tiek daug, bet pasižiūrėkit, kiek jau yra ir jauno amžiaus žmonių, kiek manom, kad jau iš tikrųjų galėtų būti. Bet problema yra ta, kad jeigu daugumą infekcinių lygų galima būtų sulyginti kaip su vandeniu ištekančiu į kibirą, kuris, matot, yra kiauras, ŽIV infekcija tik tai vienas kaip iš vonios galimybė viena tik tai išbėgti vandeniui. O jeigu mes tą kranelį užsukam, tai yra, jeigu žmogų gydom, tai jisai tada jau nebemirštų, turėtų gyventi dešimtmečiais, galėtų užauginti vaikus, pasirūpinti pats savo sveikatą ir taip toliau. Bet tam, kad tą padaryti, 2 iš mūsų, jeigu ne iš jūsų, tai sakysim iš jūsų tėvų, 2 turi dirbti, mokėti mokesčius. Tada vienam metams užteks vaistų, kad galėtume išgydyti. Tada logiška, kai pradedi galvoti, o kiek mes galim tada turėti lygų, kad galų gale nebankrutuotume. Ir va čia pereinam prie paprasto dalyko. Dažnai mes, galbūt ne iki galo suprantam, kas yra ta prevencija, kažkaip abstrakčiai apie tai šnekam. Tai mes sakom taip, kad reikia stiprinti apsauginius veiksnius, mažinti rizikos veiksnius. Jeigu labai trumpai šnekant, tai jeigu nebus sergančių žmonių, nebus sergančio gripu, nebus sergančio lytiškai plintančiom lygom, tai ir neplis ta liga. Nuo kai kurių lygų yra skiepai. Jeigu mes būsim neįmus, būsim pasiskiepiję, tai jeigu ir bus tie sergantys žmonės, mes neužsikrėsim, nesusirgsim. O visais kitais atvejais yra elgesys. Tai yra ką daryti, kaip keisti mūsų elgesį. Vėlgi grįžtant prie tos vienos iš pirmų skaidrių 10, 20, 20, 50, kaip keisti mūsų elgesį, kad nesusirgtume viena ar kita liga. Ir nebūkim naivus galvodami, kad vien tik tai ten, kur tie rizikos vaikai ar narkomanai ar kažkas tai tokio. Vis tik tai visi mes kontaktuojam vieni su kitais, vienaip ar kitaip. Ir tų vadinamų rizikos grupės asmenų lytiniai partneriai ar narkotikų vartojimo partneriai, mes nežinom, kas jie tokie, gali tapti ir mūsų partneriais. Užtat ŽIV infekcijos prasme mes ir sakom, kad jeigu kas nors turi lytinių santykių su kažkuo, tai tarsi turi lytinių santykių su visais jo buvusiais partneriais, tų partnerių partneriais ir taip 10 metų bėgi, biologinė prasme. Va ir grįžkim prie prieš tai buvusių skaidrių. Va dėl ko tiek daug turim lygų, infekcinių lygų, kurios plinta lytiniu būdu. Jaunimo organizacijas. Šitoj vietoj, manyčiau, paprastas dalykas, kad jūsų veikla, kuri svarbi ten, kur sveikatai rizika yra didžiausia, kad galėtume išsaugot sveikatą, sumažintą riziką. Ir čia žinot šitą 5 lygio klausimą, kokiu greičiu plaukiantys su ančiukais. Tai yra silpniausio ančiuko greičiu, tai yra turėtume daryti viską ten, kur rizika didžiausia, kaip ir prieš tai buvusiam pranešime buvo kalbama. Ir perinam prie paskutinės dalies, kaip pavyzdžio. Niekas iš niekur neatsiranda. Norint, kad užsikrėst, sakysim, lytiškai plintančią ligą, šiuo atveju ŽIV infekcija, tai reikia, kad būtų ŽIV infekuotas asmuo ir ne ŽIV infekuotas asmuo. O kur nustatyti, kur pasitikrinti? Kai jaunimui palankių paslaugų praktiškai, pagal mūsų teisę ir kitus dalykus, nelabai yra, arba iš vis nėra, arba turi tai su globėju ar su tėvu ar mama tik tai. Bet kartu puikiai žinot šitą, kad staiga tokie dalykai neatsiranda kaip sudėtingi, sakysim, sveikatos pažeidimai ir panašiai. Pradžioj bus kažkoks tai elgesio pasikeitimas, kurį nepastebėt draugai
ar tėvai, ar mokytojai negali. Toliau, jeigu yra živ infekuotas asmuo arba sergantis ir nesergantis, toliau klausimas, ar jie turės lytinius santykius ar drauge vartos narkotikus. Na ir čia aišku, kad pagrindinis dalykas būtų lytinės ugdymas ir žalingų įpročių prevencija. Ir čia norėčiau pasakyti, ypatingai didelį yra bendraamžių įtaka. Lygiai taip pat, kaip turėtumėt padėti, kaip atremti tą neigiamą įtaką, kurie eina ir iš masinės informacijos priemonių ir panašiai. Kaip jums patinka šita fotosesija Puolė angelai? Nesakysiu, kur jinai buvo ir kieno jinai yra, kad nebūtų vėlgi reklama, kur manyčiau, kad tai nėra tinkamas dalykas. Ir puikiai žinom, kad tarpusavį yra daug susijusių dalykų, susijusių epidemijų ir panašiai. Ir vaizdžiai šnekant, koks mums skirtumas, turbūt mums visiems, koks skirtumas, kodėl, sakysim, viena ar kita mergina ar vaikinas neužsikrės lytiškai plintančią ligą. Ar bijos nėštumo, ar ligos, ar dar dėl kažko tai. Koks skirtumas, kodėl nevartos narkotikų? Bet svarbu, kad pasirinktų būtent sveiką, teisingą sprendimą. Lygiai taip pat koks skirtumas, kodėl, sakysim, neužsikrėsim gripu. Svarbu, kad neužsikrėstume. Ar elgdamėsi šito principu, ar kokiu kitu. Taigi, jeigu buvo kontaktas, toliau klausimas, ar pasikeitė organizmo skysčiai. Čia vėlgi ypatingos reikšmės įgauna lytinis švietimas, ankstyvo rizikingo elgesio mažinimas. Na ir dėja, jeigu negalim išvengti rizikingo elgesio, tai bent jau būtų gerai jį sumažinti. Ir va čia noriu atkreipdėmėsi, kad būtina propaguoti taip vadinamus 5 saugaus lytinio elgesio elementus. Jie čia yra išvardinti. Neturim laiko eiti detalės, galbūt paskui ateityje sekančiose renginiuose daugiau galėsim padiskutuoti apie tai. Koks mums skirtumas, kokį lytinio elgesio elementą pasirinks jaunas žmogus, svarbu, kad jisai liktų sveikas. Ir jeigu kam nors 10 Dievo įsakymų atrodo nepatrauklus, naudokim Kamasutrą. Iš esmės Kamasutra sako, kaip matot, tą patį. Statistika aiškiai rodo, kad tie, kas pastoviai naudojo prezervatyvus lytinių santykių metu, praktiškai neužsikrėtė lytiškai plintančiom ligom. Kas visai nenaudojo arba naudojo retkarčiais, kaip sakant, biški naudojo, beveik nėra jokio skirtumo. Man atrodo, šitos sekančios skaidrės aiškiai pasako, juk nesielgia policininkai šitaip. Su biopavojingom medžiagom taip nedirbam, gaisrininkas taip negesina. Lygiai taip pat kaip sportininkai naudoja masę apsaugų. Tai kodėl mes kitais gyvenimo atvejais leidžiam savo elgtis nesaugiai? Bet jeigu mes būsim apsisaugoję, tai ar mes būsim saugus ar ne? Neaišku, nepasakyta, bet bent jau būsim apsisaugoję. Taip pat kaip motociklistas su visą ekipiruotę, ar ne, kai važiuoja, jisai yra apsisaugojęs, bet ar jisai yra saugus, priklausomai nuo to, į kokią avariją papuls. Prieš paskutinis dalykas. Jeigu pasikeitė organizmo skysčiai, ar bus perduota živ infekcija, lygiai taip pat ar bus perduota kita lytiškai plintanti infekcija. Vėlgi, čia labai svarbus būtų šeimos gydytojo vaidmuo, jaunimui palankių paslaugų vaidmuo, kad jūs nebijotumėte irgi pasakyti tiems žmonėms, kurie rizikuoja, kad tai gal nevenk gydytojo, gal nueik, kaip sakant, pasitikrint, kad sužinot savo sveikatą. Na ir jeigu jau vyko užsikrėtimas, toliau vėl ratas užsidaro. Ar toksai žmogus išgyvens? Pabaigai norėčiau pasakyti, artėja pavasaris, nors dar žiemos vidurys ar ne, potvinis vėl irgi kai kur gresia ir prasideda. Taip ir kai kurios lygos, jeigu jums kaip pavyzdį živ infekcija, panašiai potvinį, kai vanduo vis kyla ir daugelis žmonių nieko nedaro. O gelbėjimo laivai, jeigu pereit prie šitos alegorijos, yra 3. Ir mums nesvarbu, kokį gelbėjimo laivą pasirinktų konkretus jaunas žmogus. Bet svarbu, kad jisai neįkristų į vandenį. Svarbu, kad jisai liktų sveikas. Ir čia noriu baigti taip pat kaip ir gerbiama Šalaševičiūtė, vis tik tai aiškiai reikalinga vieninga komanda. Ir dažnai mes šnekam apie bendradarbiavimą, bet ką reiškia bendradarbiavimas, jeigu nėra bendravimo? Taigi ir siūlau bendrauti, mes maksimaliai atsiliepsim į jūsų pageidavimus ir norus. Na ir svarbu, kaip šitam piešinėlį sako, kad turėtume tas pačias natas, dainuotume tą pačią dainą, kiekvieną savo, kad galėtume padėti kuo daugiau jaunų žmonių likti sveikiem ir pakeistume tą liūdną statistiką,
kad nebeuždavinėčiau tokių klausimų, kodėl mes gyvensim 10 metų trumpiau negu kiti, o tam labai svarbu, kad nebūtume abejingi. Na ir norėčiau baigti tuo, kad labai norėtus, kad kuo daugiau būtų sveikų žmonių ir čia įsipareigoju, yra mano asmeninis puslapis, jeigu parašysit ir paprašysit kokios norit metodinės ar panašiai pagalbos, atsakysiu kiekvienam asmeniškai. Ačiū uždėmesį.